kuomet mes kalbame apie tuos osteoporozės kažkokius tai pasiekmes, um, iš esmės, kada yra ta amžiaus riba, kuomet mes galime dar spėti į tą vagoną ir pilnavertiškai 100% save apsaugoti nuo tolimesnių kažkokių tai sveikatos pasiekimų. Čia šiek tiek vyram ir moteriam skiriasi. Iš esmės nėra ribos. Nesvarbu, kada tu pradėsi, geriau šiandien negu vakar. Na, bet jei turbūt 59 metų pradėsiu tik pirmą kartą eiti į salę, tai tikėtina 60 labai didelio progreso nepadarysi. Bet 65 gali būti. Taip. tai jo, aišku, kad geriausiai tai nuo pat kūdikystės. Pradedam nuo motorinių įgūdžių, tada kuo daugiau, pradinėse klasėse, mokykloje, bet čia idealiam pasaulyje. Ir niekada nesustoti ir visada bent šiek tiek sportuoti. Bet vyrai įsijungti gali šiek tiek lengviau, ypač jeigu kalbam apie osteoporozę. Moteriam reikėtų bent keletą metų iki artėjančios menopauzės pradėti sportuoti, nes ir menopauzės metu, ir post galima sportuoti. Ir tai irgi įrodyta, kad kaulų tankiui tai padeda. Bet nebe toks efektas, kaip kad būtum 5 metus prieš pradėjus sportuoti. Tai iš esmės, kuo anksčiau, tuo geriau. Bet nesvarbu, čia kaip su tais žingsniais, kad 10 000 labai daug, tai geriau nerinksiu iš vis. Čia, praleidau tą tarpą ir jau ne. Geriau bet kada pradėti sportuoti, tik labai atsargiai ir jokių maratonų bėgimo ir jokių štangų. Tai dabar aš girdžiu, kad mes jau kūrėme po truputį idealų tokį sporto režimą jaunatviškumui. Reiškia, nueiti 7000 žingsnių. Geriausia būti pelėda, nes vyturiu, nes gyvensim ilgiau. Ir mažiausiai valandą sporto per savaitę. Bet jau pačio sporto per savaitę. Jėgos sporto. Ką mes dar galėtume prie to pridėti, kad pagerinti dar savo tą ilgamžiškumą ir jaunatviškumą? Tai dar žinoma, jeigu apie fizinį aktyvumą ir apie sportą kalbant, tai aišku kardio treniruotės. Pasibėgiojimai, pasivažinėjimas, dviračių. Vėl žmonės sako, aš labai nemėgstu bėgioti. Tas Nordic walking, ar ne? Tai jeigu tu greitai eini, įjungi rankas, tai gali pasiekti net ir tą didelį fizinį aktyvumą. Yra šiais laikais viskas. Irklavimas, dviračiai, krepšinis, futbolas, ir moterų, ir vyrų komandų yra, ir mėgėjų, ir profesionalų, tu tik tai turėk noro. Tai iš esmės galima tą kardio pasiekti ne tik tuo nuobodžiu bėgiojimu. Kelis kartus minėjot lengvą, vidutinį ir didelį krūvį. Kaip juos išskirti ir kaip žinoti, kuriam čia krūvyje esu? Galbūt vienas sakys, tai aš einu, jau man čia labai didelis krūvis. Kokie yra rodikliai nusakantis krūvio lygį? Aš tai siūlau tą tokią labai paprastai atsiminti. Vidutinis fizinis aktyvumas, kai tu bėgi su kažko, neini, o bėgi. Ir kalbėti dar gali. Bet jau taip šiek tiek su šiokiu tokiu gal užsikvepavimu, bet vis tiek gali kalbėti. O didelis fizinis aktyvumas, kai tu bėgi ir tau jau nebe malonu kalbėti. Tu dūsti, tu prakaituoji, tau nebeįdomu, ką draugas ar draugė ten kažką pasakoja, bet ir jinai ar jisai nebegali pasakoti, nes irgi dūsta dažniausiai. Bet vis tiek dar veiklą tą tęsti gali. Ne taip, kad bėga 2 sekundės, nebegali kalbėti ir sustoja. Ne. Tu turi ilgiau šitą veiklą vykdyti. Ar yra idealus laikas sportui, moksliškai koks nors įrodytas? Na jau mes išsiaiškinom, kad 2 valandas atsikėlus negalima sportuoti, ne? Dėl to, kad kūnas neelastingas, sausgyslės nepasiruošusios. Bet ar egzistuoja idealus laikas sportui, jeigu įsivaizduokime, kad galiu bet kada? Ir tas laikas yra idealiausias. Bet koks sportas, dažniausiai turbūt visi bėgioja arba eina į sporto salę. Bet jeigu, tarkim, ir individualios sporto šakos, kaip jos išdėliotos per dieną? Nerekomenduojama sportuoti, tai vidury dienos. Nes dažniausiai tai būna po maisto, 1 valandą, 2, tai toks pats blogiausias. Geriau prieš maistą, prieš pietus tada pasportuoti. Jo, tada geriau prieš ir tada jau nusiprausi ir ramia sąžinė gali ir valgyti skaniai ir panašiai, nors visada reikia skaniai valgyti. Dvikovės sporto šakos, pavyzdžiui, rekomenduojama iki 12, iki pietų. Tai nežinau, gal tai vėl su to kortizoliu, gal dar su kažkom, bet iš tiesų toks
emocinis išsikrovimas labai gerai. Rytais joga pilates. O jėgos treniruotės, iš tikrųjų, toks turbūt gal ir labai logiškai, po 3 ir vėliau. Nuo 3 iki 5, nuo 3 iki 6, va tam tarpe, ko gero, tada ir būna didžiausias bumas sporto klube žmonių, bet čia greičiausiai susijant, kad po darbo visi atvažiuoja. Su darbo laiku, taip. Jo, bet iš tikrųjų, va, 3, 4 geriausiai treniruoti savo kūną, savo raumenyną. Na ir turbūt ir vakare nelabai būtų palanku sportuoti, nes po to sunku bus užmigti. Nors kiti sako atvirkščiai, pasportuoja kokią 7-8 vakarą ir dar geriau užmiega. Kiek tame tiesos nežinau, bet taigi gauni streso, CNS kažkaip tai pavargsta, viskas, gali būti po to neramistingas miegas. Šiaip tai vėl tos 2 valandos nerekomenduojama, čia mažiausiai, geriau ir 3 ir 4 iki miego. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.